Na, Stalinui mirus situacija Sovietų Sąjungoje gerokai pasikeitė. Trumpai labai įtakingų buvęs Sovietų Sąjungos komunistų partijos veikėjas Berija vykdė kitokią nacionalinę politiką, vadinamą kadrų politiką, tai yra darbuotojų paskirimo politiką. Jis manė, kad rusų per daug yra Lietuvoje ir leido suprasti Lietuvos komunistų partijos tuometiniam vadovui Antanui Sniečkui, kad turėtų būti daugiau lietuvių iškelta į vadovaujantį darbą. Tuo buvo pasinaudota. Ir iš tikrųjų daugelis rusų tautybės pareigūnų, kurie nemokėjo lietuvių kalbos ir kurie, suprantama, nežinojo vietos sąlygų, vietos kultūros, buvo atleisti, išvyko į Rusiją. Ir šita politika buvo tęsiama jau atėjusi valdžia Chruščiovui netrukus po Stalino mirties. Jis po poros metų faktiškuoju Sovietų Sąjungos vadovu tapo, maždaug nuo 1955–56 metų, valdė iki 1964 metų. Tai buvo vadinamas atlydžio laikotarpis, atšilimo laikotarpis politinė prasme. Tai yra režimas stalininis nusilpo, sušvelnėjo, buvo paleisti iš tremties žmonės, buvo panaikintas visas tas vadinamas gulagas, milžiniškas koncentracijų tinklas ir daugybė lietuvių grįžo į Lietuvą, tame tarpe, suprantama, ir šiauliečių. Suvaržymai buvo sumažinti ir kultūros srityje, jau lietuvių kalba buvo galima daugiau vartoti, lietuvių literatūrą, tautinė žodžių kultūra po trupučiuką buvo galima plėtoti. Tai šituo laikotarpiu miestas gana greitai augo, buvo pastatyta daug namų, kurie populiariai vadinami chruščiovkomis, dėl to, kad Chruščiovo valdymo laikais jie pastatyti. Ir kadangi miestas ekonomiškai greit augo, buvo sukurtos naujos pramonės šakos, mašinų gamybos pramonė, dviračių gamykla Vairas garsi vėliau atsirado. Na ir dėl to reikėjo naujų butų, reikėjo apgyvendinti masiškai iš kaimo atvykstančius žmonės. Beje, visa laimė, kad į šitos naujus fabrikus atėjo dirbti, buvo kviečiami vietiniai gyventojai, o ne žmonės iš Rusijos daugiausia. Lietuvos tuo metu valdžia vykdė protingą politiką, tai yra nesutelkė visos pramonės Vilniuje ir Kaune, o išskirstė po visą Lietuvos teritoriją. Blogiausias pavyzdys būtent tokios neprotingos politikos buvo Latvijoje, kur Rygoje buvo sutelkta didžioji Latvijos pramonės dalis ir suvažiavo daugybė rusakalbių, kurie iki šiol dominuoja ten Rygoje. Tai, žodžiu, Chruščiovo valdymo metai, tas atšilimo laikotarpis, tai buvo be abejo totalitarizmo metai, nelaisvės metai, bet gerokai švelnesnės nelaisvės metai ir po trupučiuką lietuviai jau galėjo atsikvėpti ir, kaip minėjau, vienaip ar kitaip jau plėtoti savo nacionalinę kultūrą, nuolat, žinoma, deklaruodami ištikimybę Sovietų Sąjungai ir marksizmui, leninizmui.